Да, я буду Простоять. Буду чистить. Буду чистить еще. Да, напылом, там не сильно. Daugmaž prasibėgta. Dabar kas liečia dar apačią. Ieškosiu, kur dar gali nelysti. Taip, kur dar gali nelysti, žiūrėsim. Ten dar dugną matau, reikia tvarkyti. Taip, aha, o čia kampas dar liko. Slenksčiai geri. Vienoje vietoje. Aha, čia dar tvarkyti reikia. Taip, toliau čia kas bėda yra. O čia vat atrama į šitą. Čia nežinau, nedrošias šitos skylės ir rūdės viduje sluoksnis didžiausias. Technikinė neprisignysto, čia nereikalingas daiktas iš tikrųjų, tai bekelė nevažinėjant. Taip, čia kas yra dar nežinau, čia kas čia užkimšta. Kažkoks kietas prikimštas, nesuprantu, kam iš čia. Bandžiau su smėliu valyti, neišfiga, čia neina, manamačkai. Taip, čia vamzdis apsivalė. Čia apsivalė. Spona radiatorius labai purvinas. Čia reikia plauti iš tikrųjų, tai tepalinis, kaip suprantu. Ar kinojas šiandien. Greit negaliu pasakyti, kinojas šiandien. Taip, jo, mašina geram stovi. Bet darbo tai daug buvo. Daug darbo. Šitas nenusėmė pakaba, pusę dienos čia prasipysom. Varštui atvalyti buvo, sukasi viduj galvutė. Kaip čia tai, blėt, visi 4 varžtai sukasi viduj. Nesuprantu. Tai va, dabar krūšiuose ieškosiu, kur davalyti, kad landžiosiu. Taip, šitas džipas įsivalė, tai jau dar taip nebuvo, kad nenuėmus pakabos, kad taip išvalyti viską. Priėjimas iš tikrųjų tai geras priėjimas. Kažkokia detalė su laidais liko. Visur matau rūdės, įskilės čia pro čia. Nesimato į ten. Gerai, nesimato taip. Taip. Kas liko? Aha, čia žiūriu, dar nepadariau, pražiopsojau antrą kartą. Taip, tą kraštą pravalysim. Pravalysim arkos kraštą. Čia gerai. Čia gerai. Kantas su smėliu padarytas iš abiejų pusių. Čianais nupirkau ratus švitrinį, nes čia niekaip čia neapsaugosi mašinos nuo smėlio. Čia su švitriniu praeiti abi pusės reikia. Šitą dar bandžiau kažką daryti. Nežinau, kas čia betonuota.
tai dar to pačio košės mačiau, dar kitoj vietoj. Va. Čia betonas toks įspūdis, kad betonas. Čia kažkoks daviklis, nu, aš purkščiu su chemija daugiau čia. Čia negaliu, radiatoriai visur. Kiek galėjau, čia apėjau. Nesunku man eiti, bet kur negalima, tai ten ir neliečiama. Taip, ką aš norėjau dar. Ką aš norėjau dar pasakyti. Įsigrėžė skylę didesnė. Balkis buvo žemių privarytas. Žmonės plaunasi mašiną savo gražiai. Va, reikia skylės būtinai plauti čia, nais vidų. Jeigu jau sugebė žemės, sugebė važinėti per laukus kažkokius, tai paskydino skylę, tai dar man čia pradėjo. Ai, ne, dar čia. Ir ką tu čia padarysi? O, prieš tau iškiši kampas visas su žemėm. Tai ši minučių 15 turbūt drožiau. Jos drėgnas. Taip kad čia reikės dar krušti. Čia puti, tai pro čia išeina. Iš pradžio čia neišėjo pro čia. Čia puti, čia išeina. Čia buvo sikimšė. Paskui jau pro čia, ar pro čia pravedžiau, va čia praėjimą padariau. Va tai sąsiauriuje pradėjo, tada jau man jau daug maž vaikščioti. Bet čia ant tikros, tai jokių šnekų čia negalim daryti. Dabar šiandieną reikia dabar dengti. Jau reikia dabar dažyti. Dažyti negaliu, nes dabar jau daug valandų, dar saulė lyg ir vakare, bet nuo 7 valandų čia aš jau, kaip sakant, planavau 2 komponenčių varyti epoksidinių, bet čia dažymo 4 valandas, čia reikia jaunam būti, kad tai daryti. Dabar aš per pusvalandį išpurkščiu čia apie 3 litrus blokatorius rūdžią. Užblokuojam. O rytoj jau galim bus terliotis ir gruntuoti. Metalą dabar sustabdau, nes kiekvieną valandą jis nori. Netgi aš šiandien dabar neskusiu, paliksiu kitom dienom. Čia reikia tą metalą dabar kuo greičiau dengti. O, čia dar visų pirma, čia reikia dar reikia sulinti. Taip, čia apsivalė. Rodžiu. Gerai, einu gruntuoti. Nu ką. Džiovinam. Toliau. Ką darom skyles? Reikia atsikratyti nuo korozijos, nes čia toks sluoksnis, tai kas liečia iš vidaus, jisai neužsihermetinis. Tegul būna skylė. Čia aš ją sutvarkysiu, aišku, šūdas. Čia tas pats.
kad iš šonus korozija nepleistų. Čia visai negerai viršų eina jau. Čia visai negerai. Čia jau nebeusidengia. Ties pačiu kantu baigėsi korozija. Lik ir. Gerai, dar padaužysiu. Atmušti reikia rūdis iš vidaus. Naudosiu antikorozinės priemonės, nestandartinės mums. Kur žinau, kad žymiai geriau veikia. Čia atidaužiau jau. Bandžiau valyti rūdį, žiūriu, kad čia nieko čia. Gerai. Dirbam toliau. Taip, čia išvaliau kampus, bet pilnai išsivalė. Nebėra nieko jau. Metalas nelygus, tik tai, toksai korozija išėmus. Čia bus lenkščius išvaliau, viskas švaru čianais. Sakau, prasipūsiu dar sykį smėliuką, bet radau ne smėliuko, o čia įslenkščiau šitą vietą. Valysim toliau. Čia yra rūdas juodžemis, grynai molingas. Nežinau, ar filmavau. Taip. Viskas išdažyta. Viskas išdažyta. Važiuoja automobilis ant sekančio keltuvo, ant surinkimo. Užsidės farkopas, prašė uždėti. Baką šiandieną. Biškai pasmėliuosiu dar prieš dažymą. O man čia kažkas tai smėliavimas, kitos mašinas laukia. Žmogus susiminės susirinkimo. Greitas reportažas iš Lukšio gatvės. Sutvarkė kuro baką. Numontavom vakar, kol numontavom ir pradėjo leisti, matyt, diržai, korozija susijudino. Smėliot pradėjau, žiūriu, kad ir taip jisai čia jau remontuotas pasirodo. Lopas uždėtas didelis. Čia skylutės užlitavo, čia daug skylučių buvo, užlitavo, čia kažkur prie to irgi buvo,
120 eurų remontas. Naujų bakų nėra pirkti, bent jau aš nežiūrėjau, dėvėti po 700 eurų. Nemaža pasiūla iš tikrųjų, bet Europai pas mus gal ir nėra, aš Europos parduotuvėse žiūrėjau. 700 eurų dėvėtas geram stovi, pilnas komplektas toks. Žiūrėsim, kiek čia laikys. Kažkiek laikys, gal ir užtektinai laikys, paprastai ten jau skylutės tos, kaip adatos jos čia tos bakus valgo, skylutė kažkokia bus, korozija pareis iki soliaros, šlapios, dulkės rinks, apsinešinės tas bakas, prieš technikinę nuplovė ir toliau vėl važiuoja. Ten soliaros nuotėkio, tai nebus tokio, kad jinai bėgtų. Maždaug taip rūdyja. Benzinas ten aš kitaip, o soliarą tai čia nieko baisaus. Čia viena vieta pilna skylučių, labai išrūdijus jinai čionais. Tai va, lauksim kitos skylutės, kada pradės bėgti, bet savaime gal ir nebėgs taip greit, nežinau. Aš galvoju, gal dabar vis dėlto čia epoksidiniais uždažysiu, gal epoksidiniai soliarai atsparesni, tikiuosi. Jo. Tai gal netgi kaip ir kevalas susidarys ir laikys, kad ir skylutė bus. Negaliu pasakyti, nesu specialistas šitoj sferą. Tai va tiek.